Mūsų gretus gausėja, plečiamės. Jūsų dėmesiui naujas klubo narys Maipachmas. Su jumis ir vėl anoniminių alkoholikų klubas. Taigi, Maipachmas geria viską, kas plaukia, skęsta, smirda, maišosi, nesimaišo, dega. Žodžiu, viską, kas skysta. Toks yra darbas. Rankos dreba normaliai. Nieko nesinori eit, nieko daryt. Liūdžiu, depresuoju, stresuoju, bet kaip sakant, toks gyvenimas Lietuvoje, jauni žmonės būkite atsargus, siedami ateitį su Lietuva. Rizikinga. O to pasiekoje geriam. Ne. Šaunuolis, Petrai, bent vienas negerintis adekvatus žmogus salėje. Bet su tokiais negali sėdėti prie vieno stalo. Ir važiuojam. Klakyk. Vytų, bet tu kaip po praeito karto, po policijos, po tazerių, sakai, daugiau nebegersi niekada. Eikit jūs pizdoja. Na, o jūs, Maipachmai, ką pasakysite? Tušti. Naujas Lietuvos rekordas. Klausykit, vyrai, imkit pavyzdį iš Petro. Va, vienintelis, kuris negeria. Nu, Bet tai, Petrai, jūs kažkoks tai įtartinai apsvaigęs. yra niklafoso tos, kur purškia musių, žinai, tą musių. Tai va, kur dingsta mano nichlofosai. O aš galvoju, ko taip greitai baigėsi? Tai senai tu jos taip sprogdini? Nu, nebuvo kas veikti, va kartai, žinai, va, tai užsimdavo, žinai, niklafosą sprogdindavom, žinai. Tai reiškia, negali nesisvaiginti, vis tiek patinka vaikščiot apdujusiam. Nu, tai ką daryti, nu, tai kitokio būdo nėra, žinai.